Yavaikuka, lekuka, alevaikuka lebejo linya. Avai bėda, mane bėdė, ale su šiom šalto rudenį. Nekasdienė vėja, aliskas nakaitėlė, tai šalinė. Nesuspėjo aš dar, alias krasno stogo sutaisyt. Krasno stogo sutaisyt į sėmenėlių. Tikriausiai nepatikėsit, bet aš sėdžiu ant tos lovos, kurioje aš buvau padirbta. Čia yra mano vaikystės labai sena lova. Kažkaip taip išėjo gražiai saugoti, jau kojų neturi, kaip kurių varžtų neturi. Vis tiek labai šauni lova. Tai va, keitėsi namai, keitėsi, ne taip daug keitėsi, bet šiek tiek keitėsi. Gimiau aš tai visai kitur, daug gražesnė vieto negu Kapčiamiestis. Kapčiamiestis irgi labai gražiai vietoje, bet jis miestelis, o aš gimiau kaime ir labai gražiam kaime. Šiaip aš žinot, vaikystės nelabai ten kažką galima ir atsiminti, bet porą dalykų tai aš atsimenu. Kai susirgo tėvukas, jis vis svajodavo, kad jis eina namo. Namo. Kas yra tas namo? Gal bėgant metams mes visi suprantam, kas tas yra ėjimas namo. Dabar aš irgi jau labiau suprantu. Bet tada, prieš 15 metų, tai man tas ėjimas namo buvo truputėlį keistas. Tik kai mirė tėvukas ir mes čia pradėjome šitos namus remontuotis, aš tada irgi suvokiau, kas yra namai. Viskas buvo išversta, viskas buvo išnešta į lauką ir toks ir tas šitam mūsų namui stogas, taip tikrai tą žodžio prasme pavažiavęs. Ir groja kažkokią banalią melodiją liaudišką. Ir aš pasižiūrėjau į namus savo ir pagalvojau, Dieve, čia yra suverstas mano gyvenimas. Kada aš jį pamatysiu vėl gražų? Ir štai dabar jis yra labai gražus. Mano mama mirė, kai man buvo 2,5 metų. Tarp kitko, rugpjūtis yra man labai lemtingas. 25 rugpjūčio mirė mano mama. 25 rugpjūčio, tik aišku, daug anksčiau gimė mano pamotėlė. 26 rugpjūčio aš ištekėjau. 27 rugpjūčio ištekėjo mano dukra. Žodžiu, kaip čia pasakytas, rugpjūtis toks labai įdomus. O šiaip tai mama mirė tokiu sunkiu laiku labai, nes aš turėjau broliuką, jis mirė, aš jo neatsimenu, o mama mirė gimdydama ir kaip sykis buvo sunkiai laikai, tai 48 metai ir tėvukas vežė mamą į Druskininkus. Aš mamos visiškai neatsimenu. Tik man lyg zvimbė tokie žodžiai galvoj, kad kai mama jau vežė į tuos Druskininkus, nes jai buvo labai aukštas kraujospūdis, ir, žodžiu, jinai manęs prašė, Verutės ir Ratukė palaikyk galvukį. Tai lyg tai buvo
lyg ir buvo tokie žodžiai. Gal man juos paskui buvo sakius, žodžiu, tetos, bet tuos žodžius aš kažkaip atsimenu. Tai, o paskui mes, kadangi tėtis buvo pasienio policininkas, tai mes, kad mūsų neišvežtų, išvažiavom ir kurį laiką gyvenom Marijampolės apylinkėse. Ten tai vienoje vietoje, tai kitoje vietoje, tas vietas vis keisdavo ir paskui, kai jau mirė Stalinas, vėl grįžom čia atgal į Kapčiamiestį. Vaikystėje daug gražių dalykų yra buvę ir daug atsiminimų. Aš atsimenu šituose namuose. Kai gyvenom, čia yra mano pamotėlės statyti namai. Ir aš labai vėlai susirgau vėjaraupiais, netradiciškai. O tėvukas buvo išvažiavęs tada į tvartus, bent jau mes, kai neturėdavom tų šiaudų, tai kad nemirktų gyvuliai mėšlę kiaulytės, tai tėvukas atveš, aš nežinau kaip lietuviškai jie ir vadina, šyčkų vadinamųjų, tokių pakratų iš miško. Buvo žemuogių laikas. Ir aš labai gerai atsimenu, kad tėvukas su tom šyčkom, man sergant šitais vėjaropiais, tokiai baisiai išgleizotai, atvežė dovaną. Ant smilgos suvertų žemuogių. Tai buvo pati gražiausia dovana mano gyvenime. Aš gražesnės dovanos nesugavus. Gal būtų keista, bet aš atsimenu ir vieną tėvo lopšinę. Paprastai mamos dainuoja lopšinės, man pamotėlė labai daug irgi gražių lopšinių dainuodavo. Bet mano vaikam ir man tai kažkaip labai atmintina yra viena tėvuko dainuojama lopšinė, šiaip sako, kad moteriškės dainuoja. Dainuoja ir vyrai. Ir aš dukra, ten buvo lopšinė sūnui, bet labai labai graži. Mėg sūnelį mano brangus, merka bija kelias. Oi, neišdainuosiu. Dajana Marione mėlynų, dai saulės talbavo, dai saulės talbavo. Dajan zvětraju stolipят, dajan zvětraju stolipят. Pirmą kartą atvažiavau į Vilnių ir tai buvo pirma kelionė visiškai vienos. Turėjau šiokią tokią problemą, nes mano šitos pusseserės Genės tėvukas negirdėjo ir mes taip garsiai rėkdavom ir kalbėdavom, kad aš taip buvau įpratus. Tai žodžiu, kur aš beičiau Vilniui per stojamosius egzaminus, visi žinojo, kur aš esu. Nes aš tiesiog rėkiau. Ir kartais aš pastebėjau, kad su manim kai kurie, žodžiu, bičiuliai taip drovėdavosi eiti, nes aš labai garsiai kalbėjau. Tai, bet ką padarysi, taip jau buvo. Taigi buvo taip. O paskui, kadangi universiteto dainų ir šokių ansamblis buvo labai populiarus, be abejonės aš ten ėjau. Ir pirmą kartą gyvenime sužinojau, kad aš turiu liaudišką balsą ir už tai manęs nepriėmė į tą liaudės dainų ir šokių ansamblį. Tai nuėjau pas, reiškia, Sviežįjį universiteto chorą ir labai visą gyvenimą džiaugiausi, nes buvo ir žmogus labai toks simpatiškas ir choras dainuodavo tai, ką dirigentas duodavo, o jis, reiškia, mus mokydavo labai daug gražios lietuviškos muzikos ir tai buvo tikrai labai, labai, labai gražu. Jeigu būdavo koncertai, du kūriniai būdavo ten kažkokie, kokius jau tenais, reiškia, reikėdavo, privaloma būdavo ten apie kokį ten ar Leniną, ar dar ką nors, o visi kiti būdavo ir ant Raseinių, už Raseinių ant Dubysos, ir oi, daug gražių dainų. Na ir prasidėjo be abejonės visokiausios ekspedicijos, kelionės, oi,
Kiek gražių vasarų esu praleidus ekspedicijose, tai tikrai labai daug važiuojant traukiniu. Tada dar vaikščiojo toks traukinys, važinėjo Vilnius Druskininkai, atrodo. Tai mes sėdėm, niuniuojam važiai būrėlis ir girdžiu, kad moteriškė tokia sako, ir aš tų dainų moku. Tai mes tada prie jos prišokom, pribėgom. Pasirodo, tai buvo tokia dainininkė, kurią mes jau ir paskui pavadinom dzūkišką pavardę. Jinai šiaip yra Putienė, bet mes ją Pucienė ir kažkur visur rašydavom Pucienė. Tai va, tai jinai pradėjo pasakot, kad sako, aš tai daug tų dainų moku, bet sako, pas mus yra toks Mikas Matkevičius, tai kiek jis tų dainų moka. Sako, kiekvieną pavasarį išeina ant upės kranto, įsiveda jaunėjimą ir dainuojam, kaip tik orai atšyla. Sako, jis už tų dainų ir senų bernų liko. Tai va. O ten kitas dar važiavo žmogus, tai jis vežėsi paršus nusipirkis iš Vilniaus, o žviegė jo tie paršiukai, vaje. Bet kai uždanavom, tai paliko tuos paršiukus ir tie jau nenugaišo gyja. Gal mūsų dainų negirdėjo. Bet išlipo mes Pamerkių kaime ir aš iš Miko Matkevičiaus išmokau labai gražią dainą apie Vilnių. Tai buvo mano tokia, galbūt pirma daina apie Vilnių, tokia, tėvukas mano dainuodavo porą irgi, Lopšinė tokia dainuodavo, žodžiu, daugiau tų dainų, bet šita tokia senovinė, kaip sakoma, apie 3 sriubas. Oi ant kalno ant aukštojo stovi balta karūnėlė, oi, stovi balta karūnėlė. Dar kita tokia yra dainos istorija, aš pažinojau savo laimiai tokį garsų kalbininką Kazį Eigminą. Tai buvo tikrai tokia labai neeilinė asmenybė. Jeigu man kas pasakytų, kas yra, reiškia, didžiausias arba buvo kas didžiausias kovotojas už švarią lietuvių kalbą, tai aš tikrai prisiminčiau Kaziuką. Tiek, kiek jis buvo tas kalbos švarintojas, tiek jis buvo aistringas keliautojas. Lietuvą jis buvo labai išmaišęs ir jeigu jis nenuvažiuodavo, jis vis tiek zuikiu važiuodavo bent iki Kaišiadorių, nes, tiesiog kiekvieną savaitgalį jis kažkur eidavo. Šiaip dar aš jį atsimenu, kad jis mane išmokino, oi neverk motušėlę. Aš buvau girdėjus melodiją, bet jau ją po teisybę išnekant ir pamiršau tą, kurią aš buvau girdėjus. O šita lipte prilipo. Aš dabar nebesimenu, gal mes jiem tada į lietuviškus kaimus. Ir Kaziukas tokio virpančių balsų, jis tokios labai, kaip čia pasakyti, rytietiškos išvaizdos tokios buvo, žodžiu. Jeigu jam uždėtų čia tą raudoną skarelę, tai palaikytų jį kokiu nors banditėliu arba, žodžiu, iš filmų kokiu nors piratų. Šiaip jis plikas buvo, žmogus buvo visapusiškai įdomus. Ir einame keliu, žinau, kad tas kelias buvo labai purvinas, žliukta tokia. Ir Kaziukas, taigi iš niekur nieko taip. Irgi tokiu virpančiu balsu, bet labai tvirtu. Oi, neverk motušėlę, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės, kad pavirtęs kaip ąžuolas gėrių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Tai man taip ta daina kažkaip prilipo ir be abejonės man ta daina yra vienas gražiausių Maironio eilėraščių. Šiaipgi kiti net nežino, kad ją parašė Maironis. Visi galvoja, kad čia liaudies daina. Tai va ir yra labai svarbu, kada savastimi tampa. Ir atrodo, kaip liaudies daina, matai? O tu atsimeni tokią dainą, aš tai jos žinau, tokia, bet aš jos nemoku, kad pareidamas iš darbo bernelis atsiklaupė durų
kaip čia rūgiai. Nu, vakar tos moterys dainavo, bet man atrodo, kad ta pati daina, bet dabar dar tokias yra punktukas, kad rūgiai kviečiai išplaukė, siūbuoja kalnirūžį, pareidamas iš darbo. O ant prie kelio stovi grįžęs dievulis susigaupęs, pareidamas iš darbo. Bernelis atsiklaupė, vailynė, vailelė, vailelė, pareidamas iš darbo. Bernelis atsiklaupė. Bet tokia man labai ta gera daina. Bet matai, jos yra labai nunykusių daug žodžių, žinai, kiek, kuo žinau. Vieni vieną apdainuoja, kiti kitą apdainuoja. Tai žinai, čia, tam pačiam kaimą. Bet šitų tai žinau, kad kapeidavom uogauti. Nu, kapeidavom uogauti. Tai aš tą dainuodavom. Akamuoj be kraujo, vanduoj be sparnų, paparsis be žiedelių, paparsis be žiedelių. Vai sunku tampa pavytėliui, be mėlynų žiedelių, be mėlynų žiedelių. Kažkada aš ieškojausi tokių visokiausių posakių gražių apie dainą. Ir man vienas labai užstrigo, kad daina pati in dangų kopia ir paskui save žmogų veda. Tai aš pagalvojau, kad tai yra ko gero vienas teisingiausių žodžių, nes bet kokioj situacijoje, bet kokiose aplinkybėse daina vis tiek išlieka pirmoje, pačioje gražiausioje vietoje. Aš atsimenu, kaip viena moteriškė yra sakius, kad klausiu ten, ką dainuodavo, sakysim, kai dar nepriklausomybės laikais, kas tai būdavo pati pirmoji daina, tai jinai taip su tokiu, kaip sakyti, netgi dzūkams nebūdingų, tokiu, nes dzūkose tai tada negalėčiau sakyti, kad buvo labai populiari, bet jinai tiek užsidegų sakydavo, jeigu koks susirinkimas ar kas nors, tai visada mes dainuodavom: lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Truputėlį ten išvingiodavo tą melodiją, gal ne taip, gal paprasčiau, bet sakydavo, kad šita daina tai yra pati pirmoji daina. Tai ko gero gyvenime taip ir buvo. Nors pasaulyje mūsų tos kultūros yra labai sumišusios, jeigu po teisybei šnekant. Aš labai gerai atsimenu vieną tokį koncertą Odesoje, kai 3 valandą dienos aš dainavau labai seną dzūkišką dainą. Žydėk, žydėk, balta obelėla, oi žydėk, žydėk, jis sausoji belapel. Beproto graži daina. Ir staiga aš girdžiu, kaip man ją salėje kažkas dainuoja. Na, Odesoje 3 valandą dienos kažkas dainuoja dzūkų vestuvinę mitologinę dainą. Ir dainuoja juodis. Mes vos sulaukėm visi pertraukos, puolėm prie to, nes ten būdavo kadaise tokie bufetai, puolėm prie to juoduko. Pasirodo, jis yra, aš dabar nebesimenu, kokia jo ten ta tauta, bet ten, kur gyvena labai, labai juodi žmonės, bet jau labai juodi. Ir tai yra jo, reiškia, kaip jis sakė, militari, reiškia karinė daina, kuri dainuojama 28 kartus garsiau. Bet žinokit, vienas prie vieno, beveik visi išvingiavimai, viskas taip pat kaip šitos mūsų dzūkų dainos. Ir aš tada pagalvojau, Dieve, koks yra vis dėlto mažas pasaulis, kaip susijusios visos tos kultūros. Ir kad mes labai dažnai vis sakom, kad mūsų tos dainos lėtos, negražios ten žodžiu. Ir tai parodykit man nors vieną dainą, kurių folklorinės dainos būtų tralele. Visos jos yra rimtos, ramios, ypač istorinės dainos. Nes istorija visų yra ganėtinai skaudi.
Tai taip, kad ir mūsų, su tomis mūsų dainomis irgi yra panašiai. Aš labai gerai atsimenu, kai Vašingtone koncertuojant, buvo čia atvažiavus į Lietuvą tokia garsi džiazo dainininkė Olimpija. Paskui jinai kažką pasakė negražaus apie Sovietų sąjungą ir jos daugiau neįleido į Vilnių ir niekur kitur. Ten, man atrodo, kad net vienas koncertas buvo atšauktas. Aš buvau susitikus jos dukterį. Ir jinai irgi turėjo labai gražų kolektyvą. Po koncerto jinai priėjo prie manęs ir sako: Veronika, kokia graži, turtinga, kokia nuostabi yra tavo tauta, iš 3 natų aš supratau, apie ką tu dainuoji. Tu dainavai dainą apie bitę. Šventa teisybė. Ne jinai tos lietuvių kalbos girdėjus, ne jinai kada jos gal ir sunkiai beišgirs. O daina buvo štai kokia. Paralėkdamas bicinėlis prodrę avį sukrūsino, drevelai šakel. Ir dar tokia viena sutartinė, kurią mes dainavom kartu su žiūrovais. Nu, jinai sakė, tiesiog nuostabu. Tu kai parvažiuosi, tai visus išbučiuok, nes tikrai esat puiki tauta. Nu, klausykit, gražesnių komplimentų aš tikrai nesu girdėjus. Kažkada renkant tas dainas, aš atsimenu, dzūkė viena moteriškė yra labai gražiai pasakius. Sako, darbas tai man yra malda, o daina tai yra mano visas gyvenimas. Sako, jeigu aš būtau nedainavus, tai kaip būtau iš proto išėjus. Ir aš esu susidūrus labai taip aiškiai savo gyvenime su tuo gyvenimu, apie kurį kalbėjo toji dainininkė. Mano tėvukas sirgo ir, žodžiu, gulėjo ligoninėje, jau visi žinojom, kad, tikrai ta liga jo sunki ir tas gyvenimas nelabai ilgas. Palatoje gulėjo dar 3 žmonės, turėjo toks vienas gal stipresnis ligonis, o kitas irgi jau varguolis žmogus, ten, žodžiu, jam buvo žodžiu, irgi suvesti ten visokie vamzdeliai į pilvą, tikrai labai, labai jau sunkiai jis beatrodė. Ir, žodžiu, tėvukas niekaip negalėdavo laikyti lašelinės. Ten visus tos vamzdelius, kurie būdavo prie jo prijungti, stengdavosi, jeigu nieko nebūdavo, savo nusidraskyti ir dar būtinai, jeigu galėdavo, tai ir kaimynui nudraskydavo. Tai taip, kai būdavo tos lašelinės, mes turėdavom kas nors būti prie jo. Vienintelis, kas sulaikydavo jį su tom lašelinėm, tai buvo daina. Mes išgiedodavom kokius 7 ar 8 Viešpaties angelus, tada ten, žodžiu, visokių kitokių dainų. Ir vieną dieną aš jau susidėjau savo visus bliūdus puodus, jau atbuvome tą lašelinę ir galvoju, jau eisiu aš namo. Ir staiga tėvukas taip visai, sakyti, tokius skaidrių balsus labai gerai dainuodavo, gražiai uždainuoja. Mergužėlė mergužėlė, ko liūdė ašarėlas, ko braukė, ko blaškais, kaip ašau, tas paukštelis. Ir tas žmogus, kurį mes vadindavom bepilviu ir kuris ten tikrai jau buvo, kaip sakoma, arti smerties, jis labai gražių antrų balsų pritarė. Nu, žinot, kaip smertininkų palatoj dainuoja kažkas, atbėgo daktarai, atbėgo seselės, aišku, mes visi apsiverkėm, bet tie vyrai padainavo tą dainą labai gražiai. Paskui tas kitas žmogus po 1,5 valandos mirė. Ir aš pagalvojau, Dieve, jis gal jau būtų miręs ir dabar, bet va ta daina jam dar davė didžiulį šansą 1,5 valandos išgyventi. Tėvulio prie varėtėliuos, tėvulio prie varėtėliuos, do varėlėlė išžys.
до вареле жизи, до вареле жизи, дай музыке леграй, дай музыке леграйна, дай музыке леграйна, пенки брола лейшо. Ir vakar sužinojau tokių, vakar, už vakar, kada mes čia Mes šnekėjomės. vakar Mes vakar ilgai šnekėjomės ir sužinojau tokių dalykų apie pati savi, kad net nežinau. O, prašau, aš tik žinojau, kad aš antrų vardų turiu, Liusė. Ir kaip aš gimiau, tai ruskelai sakė. Buvo tokia... seselė Ruskutė buvo. Ruskutė. Ir ji labai draugavo su tavo mamu. Ir jinai norėjo, tavo mama, jos gal buvo geros draugės, ar aš nežinau, ar kas, kad ji vadino tave Liusė, jos vardu. Jo, bet jinai sakė, tas jis sako, kad pakrikščys tuo jau vardu, tai buvo mano antras vardas ir aš būsiu labai labai laiminga. Tai tėvukas man sakydavo. Gali būti, aš šito tai nežinau. Tėvukas sakydavo, kad jinai jau kaip pasakys, kad tikrai būsiu labai laiminga, dalinga ir taip toliau. Ir pasirodo, kad mane iki mamos mirties vadino Liusė. Ne iki mirties, bet vadino tave Liusė. Iki kol tėvas apsivedė su tavo pamotė. Tai tada pamotė pradėjo Veronikų. Vai per gėrelį, dai per žaliųjų, lėkė paukštelių, polė keliai.